Spalio 5 vakarą Girstučio kultūros centre vyko Kauno šokio festivalio Aura spektaklis. Žiūrovai buvo kviečiami pasigrožėti multimedinio šokio projektu Timeline, kuris buvo sukurtas aktualios muzikos festivaliui Gaida 2006. Tai tarpdisciplininis šokio performansas su instaliacijos elementais. Šiame kūrinyje labai svarbi skirtingų išraiškos priemonių visuma. Tai garsas, plastiški kūno judesiai, kinetinė scenografija, šokiojo šviesolaidiniai kostiumai, lazerinės projekcijos ir skaitmeninis vaizdas. Visi elementai sinchroniškai susiję tarpusavyje, o jų sąveika gimdo naują daugialypę meninę kalbą. Tarpdisciplinėme spektaklyje Timeline siekiama atskleisti žmogaus akimis nepastebimą santykį tarp energijos, erdvės, materijos ir laiko, kurie yra šio kūrinio teminis pagrindas. Pagal kompozitoriaus ir projekto idėjos autoriaus Vytauto Jurgučio muziką, kurioje į dinamiško originalų skambesį sulydomos eksperimentinės elektronikos ir ritmingi elektroniniai šokių ritmai. Choreografiją kūrė Auros meno vadovė Birutė Lietukaitė bei trupės kvietimu Lietuvoje viešėję Izraelio choreografai Bergas ir Grafas. Iš tikrųjų tai sudėtingas spektaklis, tuo metu 2006 metais jis buvo labai novatoriškas savo daugeliu sprendimų. Pirmiausia, aišku, lazerinė dalis, taip pat savotiška ir muzika, kuri neturi tam tikrų šablonų ir stengiasi išeiti iš tam tikrų šablonų, kurie skamba galbūt šokio spektakliuose, toks karpytas ritmas, aukšti dažniai ir kiti tokie dalykai. Taip pat spektaklyje buvo naudotas surroundas, šiuo atveju jo nebuvo, bet šiaip originalioje versijoje buvo surroundas ir garsas aplink žiūrovą judėdavo, tai toks tuo metu irgi jis buvo, tai yra novatoriškas dalykas pakankamai. Iš tikrųjų, taip, šis projektas yra labai rimtas sceninis pastatymas. Praktiškai turbūt joks Auros, net sakyčiau, spektaklis, bet ir daugelio kitų Lietuvos šokio teatrų spektaklis neturi tokios didelės komandos, kuri įgyvendino šį sumanymą. Nelengva buvo viską susintetinti vieną visumą į tokį visų elementų, meninių elementų vienybę.